kągi, keliaujam į Vokietiją, bus ne šiaip savo vlogas, kad pažiūrėsim pačią šalį ir taip toliau, bet bus kažkas naujo, kom labai dabar užsijama šiaip jaunimas, tai yra vapingas arba garinimas. Tai būtent dabar mes ir lekiam, dabar esam Rygoje, kita stotelė bus Frankfurtas ir mes lekiam į veipo festivalį, veipo parodą, kur bus labai daug visko įdomaus. Tai kad tikrai tie, kas užsijama vapingu, kam tai iš tiesų yra naudinga ir kas tai domina, jums tikrai patiks. Tai mes dabar keliaujam būtent ten. Po neilgų 2 valandų laukimo jau lekiam į savo C6 vartus ir jau skrisim toj iki pat Frankfurto šiandien tiesiog, kur dar vienas neįsivaizduoju, tikiuosi spės lėktuvą, gal ir nespės, kas gali žinot, važiuojam. Na, ką galvoji, kai viskas bus? Gerai bus. Gerai bus? Taip. O ką tu galvoji, gražuolė? Kad grožis valdo. Tau tai negresia, žinai. Sivedinai, ką galvoji? Aš bijau kamerų, nefilmuok mane. Matome, čia yra paroda pusiau šyšų, kaljanų ir pusiau elektronikų. Tai mes dabar esame prie didžiausio bazių gamintojo, prie Avorijos. Dabar man ten, man dabar iki baro. Tas jausmas, kai į tave žiūri labai daug žmonių, nežiūri, bet nori pas save ateiti. Ir kas yra gerai, kad yra tokios kortelės. Čia yra exhibitors kardai, kurie leidžia mums praeiti be eilių. Tai dabar mes šitą viską aplenkiam. Jeszcze Polska nie zginęła, ale my żyjemy. Let's go, my friends. Iš karto į kairę pusę, Čia pro šoną. Visą gerą, pidarai. Tie visi pydat, laukia, stovi. Kaip gaila, man nežinau. Tai dar viena eilė turėtų būti. Bet ten irgi nėra sunku patekti, kadangi, kaip ir minėjau, yra green cardas. Štutgartas. Mes esame būtent čia ir elementai, 12 Monkeys, Asmodus distribucija, Dinner Lady, kaip matom viską čia. Čia aplinkui. Čia yra vien visokiausi vape shopai, vien visokiausi distributoriai, Milponas ten. Vagodai, ko dar nesu matęs, labai įdomu. Ir čia bus labai fainai. Šiandien yra pirma diena, kai visi tik ruošiasi, išstatinėja savo aparatus, savo devices, savo absoliučiai viską. Ir čia yra tikrai labai įdomu. Bus labai daug visko faino, vagonų.
Yra jau startavo, asmodusai, tiesiog ryja absoliučiai visą parodą. Pats nusipirkau jau 4 ar 5 modus, dar biškai užsakėme į Vape Shopą, matome Big Mouths. Čia realiai yra viskas, praeitą partą buvo nelabai įdomis, buvo daug kaljanų, daug visko nereikalingo būtent man. Bet čia yra tikrai bomba, čia va štai čia irgi Big Mouthai. Dumb Company, Dumb Daidyras, mūsų reseleriai pagrindiniai. Čia yra labai iš tiesų įdomu, čia visokiausi faini modai. Elektronkės, kyšiai, ko tik žmogus gali norėti. Hi guys! Čivakis į Dunasį, tikrai aš labai noriu turtingai pirkti. Tai čia iš tiesų labai daug yra įdomaus. Dar pasvaršint, gal dar kažko naujo užsipirksim, užsivešim pas save. Gal kokie faini skysteliai, paklausimės reikia padėti. Gal kokie faini skysteliai yra, gal tokie elektronkės, modai, baterijų, kokias ten HG5, tarkim, išeis dar kažkas. Čia yra labai įdomu. Ir dabar yra business to business laikas, 11 valandos. Aišku, dabar tik tai užsiema tie, kurie turi savo šopus, ten kažką susiperka savo dideliais kiekiais. O 11 valandą startuoja normalūs žmonės, ateis, čia bus žmonių labai ir labai daug. Kol yra biškai laisviau, tai yra labai fainai. Bet vėliau, žinokit, bus šiek tiek problemų, nes bus labai tikrai daug žmonių. Tai manau, kol kas tiek, dabar pasivaikščiosim ir patalmosim. Pavyzdžiui, Vynokinas. Čia yra daug kompanijų, labai kompanijų. Dabar mes esame su Steam Shots, čia yra vienas populiariausių vokiečių reviewerių, ir turi po 500 000 ant savo kanalo. Ir so, what do you think about Big Mouth Liquids, about that new line? Do you like it? Yeah. So it's nice, yeah. And where do you get from? Dumb Daidyr, yeah. So which one is the